Ką išsirinksi, tą ir turėsi. Ruduo, Klaipėda, turgus. Kai jūs ateinate į turgų, kaip jūs renkatės prekes, pagal ką? Aš renku pagal kokybę. Ir visą laiką žiūriu, kad būtų lietuviškas. Lietuviškas? Aišku, lietuviškas. Ar ekologiškas? Kaip auginam, kaip priklauso pagal užsienio dabar technologijas. Jau su lietuviškom technologijom pavargsim. Turgus – gyvas gyvenimo dėsnių pavyzdys. Nesidomėsi, nežinosi, ką renkiesi, vėliau nepasidžiaugsi nei sveikata, nei patiekalų skonių. Visiškai tas pats ir su rinkimais. Nežinosi, už ką balsuoti ir vėl skūsies, kad į Seimą klaunui ir dykaduoniai sulindo, kad gyvenimą mums gadina. O gal aš klystu, gal žmonės jau apsisprendė už ką. Tai vis dėlto, kokio politiko norėtų žmonės? Už ką balsuoti? Už ekonomistą, už šokėją, už dainininką, už kolūkio pirmininką buvusį. Ką rinktumėtės? Ekonomistą tikriausiai. Aš manau, kad už ekonomistą. Ekonomistas, buvęs Palangos meras, patikimas politikas. Štai jis, Raimondas Palaitis. Šiuo metu Lietuvoje iš tikrųjų reikalai nėra patys geriausi, nes kainų kilimas pastaruoju metu ypač ženklus, tai visiems kelia nerimą. Būsimas šilumos kainų padidėjimas, pasaulinis naftos brangimas, dujų brangimas, visiems iš tikrųjų sukelia nerimą. Bet nenusiminkim, nes iš tikrųjų ekonomika vystosi ciklais, būna pagerėjimo ciklai, būna pablogėjimo ciklai. Prieš tai mes 3 metus turėjom kilimo ciklą, dabar porą, 3 metų galim turėti šiek tiek sunkesnius laikus, bet nenusiminkim, iš tikrųjų ateis geresni laikai. O šnekant apie rinkimus, noriu jums paprašyti vieną dalyką. Jūs ateikite į rinkimus ir neleiskit, kad jums valdžią už jūs kažkas kitas išrinktų.